Saulės spindulių aš imu, kadangi saulutė esu. Sveiki gyvi iš ryto. Na ką, prasideda švaros žygis. Dabar važiuojam į susitikimo vietą ir iš ten jau pradėsim šiandien tą mūsų švaros žygį. Tai kaip mums seksis tas švaros žygis, tai aš aišku, pafilmuosiu ir painformuosiu ir pasidalinsiu, kokia čia ta buvo patirtis, kaip mums čia seksis aplink tą Platelių ežerą pasivaikščioti. Ar bus ten daug pelkių. Lietus tik tai vakarė lyg tai pagal prognozę, bet šitom prognozėm nelabai gali gal tikėti. Tai gal pavyks ir iš vis be lietaus, o jeigu bus, tai tikėkimės, kad bus kuo mažiau. Nu ką, prasidėjo jau mūsų žygis, didelė kompanija, žodžiu. Nežinau, čia turbūt apie 10 žmonių būsim. Nu ir bandysim pažygiuoti čia aplink tą Platelių ežerą. Pažiūrėsim, ką pamatysim, kaip čia mums seksis. Tai kol kas visi linksmi, žodžiu, daug plepam. Tai turėtų būti linksma. Tikras žygis. Žygiuojam per laukus. Biškį ir pelkių jau buvo pabraidyti. Kitas jį gal pafilmuosiu ir kokią pelkę. Čia paukščių visokių pilna. Kvaksi viskas iš visų pusių. Labai smagu iš tikrųjų. Nu va, čia senų medžių. Energijos visokios. Labai gražu. Nu čia kaip smagiai pataikėm. Tokia negili pelkikė. Einam, žodžiu, biškį visur vandens yra. O čia gyvūnų kažkoks takelis jau pramins. Nemažai da čia tos pelkės. Tikras žygis. Gerai, kad visur gylis va toks 10-20 cm. Visa pelkė. Tokia didelė visa pieva. Čia gali žvalgytis. Krašto nesimato, žodžiu. Pažiūrėkit, koks gražus kelmiukas. Jo, jau baigė sudėlėti. Tokių gražybių. Nu va, dar viena pelkė. Čia jau biški kitokia jau. Biški medelių yra jau. Viens kits. Visi bėgom. Nu va, vaizdelis iš bokšto. Aišku, kada būtų žalia čia, dar gražiau turbūt atrodytų viską. O, apeisim ratuką. Visą. Čia va ir gyvenvietė kažkokia netoli visai. Nu va ir gervę čia radom. Padainuojas mums čia truputį. Nu ką, 10 km nužygiuota. Va čia po tokių medelių sustojom pailsėti. Kas pasistiprint nusprendė, kas šiaip nugarą pailsint ar kojas. Ar ką, žygiuosim toliau, o pabaigoje va girdžiu jau, kad ir maudynės laukia. Nu va, einam ir per miškus. Ir ten pasisukinė čia visur. Ir per medžius visokius palandžiot ir palaipėt. Nu, kol kas labai geras žygis. Nu, bet sakėm, jeigu pavargsim, kai bus 30 km, suksim atgal tam. Tai pažiūrėsim, kaip ten bus. Dabar kol kas dar gal koks 12 tik tai kilometrų ar 15. Tai dar nieko nepavargė. Visi linksmi, burnas neužsičiaup, žodžiu. Visi plepam. Labai smagu. Nu va, ir per nuvirtusius medžius teks pasivaikščiot. Nu žiūrėsim, kaip čia gausis. Gal ir basom reikės. Žodžiu, kas kaip renkas, kas per medį, kas per pelkę. Kažkaip tai bendrom pastangom turėsim pereiti. Va, tas berželis kaip takelis. Svarbu neįkrist, nes ten biški vandenuką yra. Sargiai.
Nu va, kaip smagiai. Į medelį apsikabinam. Ir va, kažkaip tai būnam. Vis per berželį. Jo. Berželis. Žinoju, kur berželis kris. Nu va. Sėkmingai praėjom. O, dabar jau žygis lauk per eketės visokias ir pelkės. Ir ledus bandysim skristi. Kas su sparnais, kas be sparnų. Jo, čia kaip kokiam žiedų valdovė. Einam per tokį mišką. Labai smagu. Ir taip žalia visur. Jau to žalios spalvos buvau pasilgęs. Ir saulutė dar šviečia, pamatosi protarpiais kažkur spindulėlis pralenda. Radom, žodžiu, iš gyvulių išdraskytos skruzdėlyną. Nu, bet jau saulutė šviečia. Ir, žodžiu, jau skruzdėlytės jau dirba. Žiūrėkit jau, kiek jų čia daug. Pilna. Žodžiu, vargšim sugriuovė namas. Nu, bet jos susitvarkys turbūt greitai. Darbininkė. Galim spręsti to. Briedis kažkoks, ar kažkas tai didesnis toks. O, dražia kažkas pakelį išpylė. Blizg. Nu va, dar gražesnių vietų mes čia radom. Žodžiu, ko tolyn, tuo gražyn čia. Kažkaip reiks prasibrauti. Nu, biškiau šalė čia. Tokia pelkė biškiau šalos. Bet užtat tai labai smagu. O, papa. O, žiūrėk, čia ledas dar puikiai išlaiko. Ledo takeliai mums padaryti per pelkę. Vat kaip smagu. Ai, oi. Nu va, dabar žygis kupstais. Bet va, vėl kitoks peizažas. Labai nuostabi vieta. Saulutė šviečia. Dalyviai žygiuoja. Nuotaika puiki. Šilta. Ką, brendam toliau. Yra ir va tokių properšų visokių. Bet jau mes jau čia stengiamės apeities. O šiaip tai tikrai nuostabus vaizdai visur. Svarbu nepargriūti. Nu ką, prabridom pelkės, viską. Ir čia, žinokit, patenkam į kažkokią tai būdų teritoriją. Jau čia kaukolių visokių prikabinta ant kiekvieno medžio. Tai čia ne jokai iš tikrųjų. Žiūrėkit, kaip atrodo piktai. O. Žiūrėsim, kas čia toliau mūsų laukia. Žodžiu, miško gerybės. Tai ir spangolių dar čia yra pilna, va, matosi turbūt. Galim prisirinkti. Va, kokios jų šios kainos. Nu ką, priėjom šernų rojų. Čia šernų vavonės visokias. Žodžiu, galima priimti spa, kas nori. Turbūt reiks nepraleisti tokias progos. Jeigu kokiam spa centre, tai jau turbūt neišsimokėtam. O čia va gali gamtoje ir nemokamai pasidžiaugti tokiom gerybėm. O čia miškas nuostabus.